Sveiki, malonus mūsų kanalo Pozicijos televizija žiūrovai. Savaitė eina į pabaigą ir kaip įprasta studijoje aš Kęstutis Skrebys su savo savaitės įvykio analize žvelkime giliau. Kreipiuosi tradiciniu prašymu, susiraskite mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, paspauskite jį, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale žemiau laidos įrašo, na ir be jokios abejonės prenumeruokite Opozicijos televizijos kanalą. Savaitė buvo turtinga įvykiais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ko gero, iš tikrųjų, daugiau svarbių įvykių, kurie be jokios abejonės atsilieps ir Lietuvai, vyko užsienyje, bet apie viską iš eilės. Pradėkim, kaip įprasta, nuo Lietuvos ir savaitės pradžioje buvo paskelbti naujausi visuomenės nuomonės tyrimo duomenys, tai yra partijų, politikų reitingai, kaip vertinama vyriausybė ir panašiai. Tai štai, sausio 18-29 dienomis bendrovės Spinter tyrimai Delfi užsakymu atliko visuomenės nuomonės apklausą. Šio tyrimo rezultatai išties yra įdomus ir netgi verti tam tikros analizės. Štai pirmoji skaidrė, jūs matot partijų rezultatus. Atrodo nieko tokio ypatingo, kaip įprasta, paskutiniu metu pirmauja socialdemokratai 10,9% palaikymo, antri Tėvynės sąjunga Krikdemai 10,6% palaikymo, treti Nemuno aušra su 8,7%, ketvirti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos vadovaujamas Skvernelio. Na ir kitos partijos išsidėsto labai panašiai kaip ir gruodžio mėnesį. Bet yra vienas bet ir štai tas bet yra tas, kurį jūs matote pat antrojoje skaidrėje. Tai yra reitingų pokyčiai nuo gruodžio mėnesio. Ir kągi mes matome? Mes matome 2% kritimą socialdemokratų vertinime, 1,6% kritimą Tėvynės sąjungos vertinime ir praktiškai 4% kritimą Nemuno aušros vertinime. Na, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Liberalų sąjūdis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Laisvės partija, nacionalinis susivienijimas, praktiškai rezultatai nuo gruodžio mėnesio visiškai nepasikeitė. Atrodo nieko ypatingo. Na, minimalūs pokyčiai, sakykime, valdžios partijų reitingai šiek tiek pasmuko, bet yra vienas bet. Aš neprisimenu tokios situacijos naujausių laikų Lietuvos istorijoje, kad praėjus tik keliems mėnesiams po rinkimų ir šiek tiek daugiau negu vienam mėnesiui po vyriausybės sudarimo smuktų rinkimus laimėjusių ir valdančiojo koaliciją sudarančių partijų reitingai. Visą laiką suveikdavo taip vadinamasis nugalėtojų efektas. Netgi tokios personos, sakykime, kaip Ingrida Šimonytė, reitingas sumoje teigiamai ir greičiau teigiamai po 20 metų rinkimų buvo 45%. Panašiai atrodė ir Skvernelio vyriausybės vertinimai. Na ir trečioje skaidrėje, kuris politikas ar visuomenės veikėjas geriausiai tiktų eiti ministro pirmininko pareigas. Ir čia vėlgi pakankamai įdomus duomenys, nes pirmoje vietoje yra Ingrida Šimonytė ir antroje vietoje Gintautas Paluckas, kuris vėlgi, kaip nebūtų keista, prarado 3,4% nuo gruodžio mėnesio. Kas irgi labai keista, nes žmogus patapo premjeru ir egzistuoja tokia sąvoka kaip institucinis reitingas. Ta prasme, žmonės vertina ne tiek tavo asmeninės savybės, ne tiek tavo asmeninį žavesį, charizmą ar panašiai, tačiau vertina pareigas, kurias tu užimi. Tačiau, kaip matom, Palucko reitingas nuo gruodžio mėnesio smuktelėjo. Ir viso labo jis yra antroje vietoje po iš tikrųjų, sakykime tiesiai šviesiai, ne pačios populiariausios personos Ingridos Šimonytės. Tai irgi kelia tam tikrus klausimus. Na ir ketvirta skaidrė. Vyriausybės veiklos vertinimas. Ir čia mes matome, sakyčiau, tokį visiškai neįprastą vaizdą, kada teigiamai vyriausybės veiklą, šią mėlyną spalvą kairiai jūsų ekrano pusėje, teigiamai vertina tik 1,3%, greičiau teigiamai 26,6%, greičiau neigiamai vertina 34,6%, neigiamai 18,3%. Tačiau visiškas siurprizas. Sudėjus teigiamai, greičiau teigiamai, mes gauname, kad daugmaž teigiamai vyriausybės veiklą vertina tik tai 27,9%, o 52,9%, tai yra beveik 53%, vertina neigiamai.
Na, vėlgi, tokio vyriausybės vertinimo pačioj kadencijos pradžiai naujausių laikų Lietuvos istorijoje taip pat nebuvo. Priežasčių gali būti labai daug, pabandysiu aš kelias įvardinti, net vėlgi, jeigu prisiminsime tiek, kada pradėjo dirbti Skvernelio vyriausybė 16 metais, tiek, kada pradėjo dirbti Šimonytės vyriausybė 20 metais, tai iš pat pradžių vyriausybės reitingas būdavo ženkliai aukštesnis. Sakykime, 20 metais Šimonytės reitingas sumoje teigiamai ir greičiau teigiamai pradėjus darbą siekia 45%. Vėliau, laikui bėgant, artėjant rinkimam, darant kvailus sprendimus, aišku, tas vertinimas jisai sumažėjo, bet kad kadencijos pradžioje naujai pradėjusi dirbti vyriausybė teigiamai vertintų toks mažas žmonių skaičius, mes Lietuvoje dar neturėjom. Vėlgi, tų priežasčių gali būti pačių įvairiausių. Sunkus koalicijos formavimas iš vienos pusės, iš kitos pusės iš karto užpuolimas iš visuomenės veikėjų, taip vadinamų įtakotukų, opozicinių jėgų. Vėlgi, Palucko asmenybė, niekam nepaslaptis, kad kandidatuose į premjerus jis buvo viso labo trečias. Pirmas numeris buvo Mindaugas Sinkevičius, buvęs Jonavos meras, Šekiukų skandalas jam pakišo koją. Po to kita kandidatė numeris 2 buvo Vilija Blinkevičiūtė. Vėlgi jinai atsisakė užimti šitas pareigas ir Paluckas buvo tik tai trečias. Ir pereikime prie užsienio įvykių. Praėjusios savaitės laidoje aš minėjau, kad šeštadienį, tai yra praėjusią šeštadienį, vyks Europos dešiniųjų lyderių suvažiavimas Madride. Ir taip jisai įvyko vasario 8 dieną, Europos dešiniųjų lyderių suvažiavimas Patriotai Europai. Ši politinė grupė šiuo metu yra trečia pagal dydį Europos parlamente su 86 vietomis iš 720. Ir jinai pabrėžia savo siekį tapti naująją politinę jėgą ES valdyme. Renginyje dominavo nacionalistinės ir konservatyvios idėjos, o pagrindiniai dalyviai kritikavo dabartinę Europos politiką. Apžvalgininkai stebėję šį suvažiavimą daro išvadą, formuojasi naujas politinis alijansas Europoje. Suvažiavimui vadovavo Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas ir Prancūzijos nacionalinio susivienijimo lyderė Marine Le Pen. Dalyvavo kiti žymus dešiniųjų politikai, Italijos vicepremjeras Mateo Salvini, Niderlandų Laisvės partijos vadovas Gertas Wildersas, buvęs Čekijos premjeras Andrejus Babišas, Austrijos Laisvės partijos vadovas Herbertas Kiklis ir Ispanijos Vox partijos lyderis Santiago Abascalis. Lyderiai sutarė, kad ES reikalingos radikalios permainos. Jie pasisakė už nelegalios migracijos stabdymą, prieš globalizmą, prieš woke ideologiją, gender teorijas ir panašiai. Iki Lietuvos šitos tendencijos kažkaip dar vis nedaeina. Orbanas pabrėžia, kad Europa turi sugrįžti prie krikščioniškų šaknų ir stiprinti nacionalinį suverenitetą. Be to buvo akcentuojama būtinybė atsisakyti pernelyg didelio reguliavimo ir Briuselio biurokratijos įtakos. Trumpo įtaka ir Europos politinė kryptis. Apie tai irgi buvo kalbama šiame suvažiavime. Suvažiavimo kalbose nekartą buvo minimas buvęs ir dabartinis prezidentas Donaldas Trumpas. Marine Le Pen ir Viktoras Orbanas akcentavo, kad jo grįžimas į politinę areną gali turėti įtakos ir greičiausiai turės Europai. Trumpo uraganas rytasi per Jungtines valstijas, o ES atrodo šoko būsenoje, pareiškė Marine Le Pen. Jai pritarė Viktoras Orbanas, kuris išsireiškė dar stipriau. Era baigėsi. Vakar mes buvome praeitis kai kam kvailystė, o šiandien jau esame ateitis, sakė jis ir sulaukė plojimų. Pasak naujienų agentūros, Vokietijos naujienų agentūros DPA, jis apkaltino ES buvusį JAV prezidentą Joe Biden ir JAV demokratus, naikinant Europą, ypač dėl nekontroliuojamos migracijos. Trumpo sugrįžimas vos per kelias savaitės iš tiesų pakeitė pasaulį, pridūrė jis. Piliečiai nori permainų politikos, kuris susitapatintų su savo žmonių interesais ir būtų orientuota tik į juos, pažymėjo Austrijos Laisvės partijos vadovas Herbertas Kiklis, kuris gali tapti Austrijos kancleriu, jam pavyks suformuoti naująjį kabinetą. Suvažiavime beje pasisakė ir JAV konservatyvaus analitinio centro Heritage Foundation prezidentas Kevinas Robertsas, kuris pabrėžė transatlantinės dešiniųjų politikos svarbą. Taip pat buvo parodyta Venesuelos politikas Marijos Korinos Machado ir Argentinos prezidento Xaviero Milei kalbų vaizdo įrašai, kuriuose jie išreiškė paramą šiam politiniam judėjimui.
Mes turime daryti tai, ką mums pasakė Trumpas. Kovoti, kovoti, kovoti. Turime atsiimti Europą, kuri priklauso mums. Krikščionišką Europą pareiškė Portugalijos partijos Čega lyderis Andrė Ventura. Kągi, buvo ne vieną kartą pakartotas šūkis padarykime Europą vėl didžią. Ar įmanoma nauja politinė dauguma Europos parlamente? Patriotai Europą aiškiai signalizuoja, kad jų tikslas sustiprinti savo įtaką ES sprendimų priėmimo lygiuose. Šiuo metu jų vienintelis atstovas Europos vadovų taryboje yra Viktoras Orbanas, tačiau partija siekia, kad jų nariai perimtų valdymą nacionalinėse valstybėse ir Europos institucijose. Suvažiavime taip pat buvo aptarta ekonominė politika, kritikuotas ES žaliasis kursas bei didėjantis reguliavimas, kuris, pasak Babišo, tiesiog smaugia verslą ir piliečius. Lyderiai pabrėžia, kad reikia sugrįžti prie politikos orientuotos į nacionalinį ekonomikų stiprinimą, mažesnius mokesčius ir biurokratijos mažinimą. Taigi, kas toliau? Šis susitikimas parodė, kad dešiniosios partijos Europoje intensyvina savo veiklą prieš artėjančius rinkimus ir siekia tapti rimta alternatyva dabartiniam Europos politiniam elitui. Nors jų pozicijos vis dar nevienodos dėl kai kurių ekonominių ir socialinių klausimų, bendras tikslas suformuoti euroskeptišką bloką yra aiškus. Pagrindinis klausimas lieka atviras. Ar patriotai Europai sugebės išskaidyti tradicinės politinės frakcijas ir tapti dominuojančią jėgą Europos parlamente? Ateinančių mėnesių politiniai įvykiai parodys, ar šis suvažiavimas Madride buvo tik simbolinė demonstracija, ar realus žingsnis link naujo politinio persiskirstimo Europoje. Na kągi, ir šią savaitę Trumpas, būdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, o įtakingiausi jo komandos nariai, pasklydę po Europą, pavadinkim taip, pradėjo perbraižyti raudonas linijas ir šokiruoti Europos politikus. Trumpo administracija išties imasi ryžtingų veiksmų Europoje, keisdama Jungtinių valstijų santykių su ES, NATO ir Ukraina kryptį. Viceprezidentas J.D. Vance, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ir kiti Trumpo komandos nariai šią savaitę išdėstė naują JAV strategiją, kuri iš esmės keičia Europos politinį kraštovaizdį ir sukelia didelį sąmyšį tarp Briuselio biurokratų. J.D. Vance garsioji frazė – dereguliuokite arba žlugsite. Antradienį Paryžiuje vykusiame dirbtinio intelekto aukščiausio lygio susitikime jis perspėjo, kad JAV ir toliau formuos pasaulinę dirbtinio intelekto valdymo sistemą savo naudai, jei ES nesušvelnins savo reguliavimo politikos. Pirmoji prezidento Emmanuelio Macrono organizuoto prestižinio renginio diena buvo skirta parodyti Prancūziją ir ES kaip vis labiau įtakingus pramonės interesams palankius veikėjus pasaulinėse dirbtinio intelekto lenktynėse. Na ir atrodo, kad viskas klostėsi labai gražiai. Bet tik iki tol, kol kalbą pradėjo sakyti J.D. Vance'as. Jis pateikė griežtą kritiką Europos reguliavimo politikai, įspėjo, kad jei ES nešvelnins savo reikalavimų, Amerika ir toliau kurs globalę dirbtinio intelekto ekosistemą pagal savo standartus. Europa liks paraštėse. Vance'as atvirai ragino naikinti skaitmeninių paslaugų aktą ir bendrai duomenų apsaugos reglamentą, teigdamas, kad šie įstatymai smaugia inovacijas ir stabdo technologijų plėtrą. Jis aiškiai pareiškė, kad JAV neketina leisti Europos vyriausybėms daryti įtaką JAV technologijų sektoriui, ypač kalbant apie didžiasias Amerikos technologijų įmonės, kurios vis dažniau tampa ES reguliavimo taikiniu. Jis pateikė Jungtines valstijas kaip sėkmingą pavyzdį. Amerikietiški dirbtinio intelekto standartai yra aukso standartas visame pasaulyje, sakė jis. Ir gyrė savo šalies lanksčią reguliavimo aplinką ir palankumą inovacijoms. Be to jis perspėjo apie augančią Kinijos įtaką dirbtinio intelekto sektorėje ir grėsmes, kurias kelia autoritariniai režimai, kurie ne tik vysto savo dirbtinio intelekto programas, bet ir naudoja technologijas propagandai ir šnipinėjimai. Didėja ir prekybos įtampa tarp ES ir Jungtinių valstijų. Šio susitikimo Paryžiuje rėmuose J.D. Vance'as susitiko su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir užtikrino, tokia graži citata, kad JAV labai rūpinasi Europą. Tačiau tai vyko vos kelioms valandoms po to, kai Trumpo administracija įvedė didelius tarifus plieno ir aliuminio importui iš ES. Von der Leyen pareiškė, kad ES atsakys proporcingai, o tai kelia realią prekybinio karo grėsmę. Nors susitikime buvo aptarti ir kiti svarbus klausimai, tokie kaip dirbtinio intelekto plėtra ir Rusijos karas Ukrainoje, akivaizdu, kad santykiai
tarp ES ir valstijų įgauna vis labiau konfrontacinį pobūdį. ES diplomatijos vadovai išreiškė susirūpinimą, kad valstijų sprendimai gali destabilizuoti transatlantinę partnerystę ir skatinti protekcionizmo augimą. Paryžiaus susitikimas taip pat atskleidė trapų ES ir Jungtinių Amerikos valstijų santykių pobūdį busimoje Trumpo prezidentavimo eroje. Jis išryškino ES ir JAV santykių trapumą Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiui. Trumpas nekartą yra grasinęs išplėsti prekybos tarifus visoms importuojamoms prekiams bei pareiškęs, kad jei prireiks, karinė jėga užims Grenlandiją. Jis taip pat įvedė sankcijas tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams, pristatė toli gražu tokį pusiau realų planą perimti Gazo ruožos kontrolę bei perkelti milijonus palestiniečių, kas vėlgi sukėlė didelį nepasitenkinimą Europoje. Kągi, ir kita tokia vėlgi, galima sakyti, bomba susprogdino trečiadienį JAV gynybos sekretorius, gynybos ministras Petas Heksetas, Briuselyje trečiadienį vykusiame susitikime pareiškęs, kad Ukrainos siekis atkurti 2014 m. sienas ir įstoti į NATO yra nereali siekiamybė, kuri tik pratęs konfliktą. Jis pabrėžė Donaldo Trumpo ketinimą užbaigti karą diplomatinėmis derybomis, tačiau išreiškė aiškią poziciją, JAV kariai nebus siunčiami į Ukrainą. Tvarus taikos susitarimas Ukrainai turi apimti patikimą saugumo garantijas, kurios užtikrintų, kad karas neprasidės iš naujo. Tai negali būti dar vienas Minskas 3, pareiškė Heksetas, aiškiai pabrėždamas, kad JAV sieks taikos per jėgą, o ne amžinos paramos Kijevui. Heksetas pabrėžė, kad amerikiečių kariai nedalyvaus jokioje taikos palaikymo misijoje Ukrainoje, siekiant užtikrinti būsimo taikos susitarimo stabilumą ir kad tokia misija neturėtų patekti į NATO 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos taikymo sritį. Mūsų žinutė aiški. Kraujo praleijimas turi baigtis, o šis karas privalo būti užbaigtas, sakė Heksetas. Jis taip pat atmetė taikos susitarimą, kuris leistų Ukrainai ilgainiui tapti NATO nare. O tai prieštarauja iki šiol atsargiai suformuluota alijanso pozicija šio klausimu. Mūsų politika nuo šiol bus pagrįsta sąžiningumu. Tai Hekseto žodžiai šitam susitikime. Ir toks jau paskutinis, sakykime, lašas buvo Donaldo Trumpo skambutis Vladimirui Putinui. Trečiadienį Donaldas Trumpas pareiškė, kad jis ir Putinas susitarė nedelsiant pradėti derybas dėl Rusijos karo Ukrainoje. Užbaigimo po to, kai jo gynybos sekretorius pareiškė, jog nerealu, kad Ukraina atkurs savo prieš 2014 metus turėtas sienas. Kol jo svarbiausia diplomatinė delegacija tęsė pirmąją kelionę po Europą, JAV prezidentas Trumpas trečiadienį paskambino ir susisiekė su Rusijos prezidentu. Vienas iš didžiausių Trumpo administracijos žingsnių sukėlusių šoką Europoje ir buvo tas netikėtas telefoninis pokalbis, po kurio buvo paskelbta apie planuojamas taikos derybas. Trumpas pabrėžė, kad jo tikslas sustabdyti milijonus mirčių, tačiau jokios detalės, kaip šios derybos vyks ir kokias sąlygas jos numatys, nebuvo pateiktos. Kilo didžiulis sąmyšis, buvo pradėta kalbėti apie išdavystę ir panašiai. Bet jau ketvirtadienį šį kartą viceprezidentas, vėl tas pats J.D. Vance'as, davė interviu Wall Street Journal, kuris labai aiškiai suformulavo kai kuriuos principus, kurie, ko gero, vėl eilinį kartą sukėlė šoką tiems Briuselio biurokratams, ir kai kurioms personoms Lietuvoje, aš vėliau pacituosiu, kurios visiškai pasimetė ir nebežino, kas vyksta pasaulyje. Kągi pasakė viceprezidentas šiame interviu? Jis pareiškė, kad JAV taikys Maskvai sankcijas ir galbūt imsis karinių veiksmų, jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesutiks sudaryti taikos susitarimo su Ukraina, kurio būtų užtikrinta ilgalaikė Kijevo nepriklausomybė. Tai kur čia išdavystė? Mano čia jau klausimas. Interviu duotame praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad pradės derybą su Putinu dėl karo Ukrainoje, Vance'as sakė: "Manau, kad bus sudarytas susitarimas, kuris daugelį žmonių šokiruos." Viceprezidento pastabos išsakytos likus dienai iki susitikimo su Ukrainos prezidentu Zelenskiu. Tas susitikimas turi vykti penktadienį Miunchene saugumo konferencijoje.
Ir pasiūlė kol kas stipriausią Trumpo administracijos paramą Kijevui susidūrusiam su Rusijos reikalavimais nuginkluoti ir pakeisti dabartinę vyriausybę. Prezidentas nesiruošia į tai žengti užsidengęs akių, sakė Vensas. Jis ketina pasakyti, visos galimybės ant stalo, deramės. Ketvirtadienį ir pats Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Ukraina dalyvaus darybose su Rusija, o tai yra pagrindinis Zelenskio reikalavimas. Trečiadienį čia krūva Lietuvos apžvalgininkų ir politikų pradėjo verkt, kad kaip čia dabar Trumpas pradėjo darybas už Ukrainos nugaros. Pasirodo, taip nėra. Jis sakė, ketinantis pasakyti sąjungininkų Europos lyderiams, kad nedirbdami su populistinėmis partijomis, jie slopina žodžio laisvę ir demokratiją. Čia vėl Venso žodžiai. Vensas sakė, jog jis pasakys Europos vadovams, jog Europa turi priimti stiprėjančią prieš valdžią nukreiptą politiką, sustabdyti masinę migraciją ir pažaboti progresyvią politiką. Jis sakė, kad ragins sugrąžinti tradicinės vertybės ir nutraukti migrantų nusikalstamumą. Ir eilinį kartą išreiškė paramą prieš rinkimus vyksiančius Vokietijoje partijai Alternatyva Vokietijai. Vėl mūsų visa pažangioji visuomenė turbūt jau yra arti infarkto ir insulto. Kalbėdamas apie Ukrainą, Vensas sakė, kad dar per anksti kalbėti apie tai, kiek šalies teritorijos liks Rusijos rankose ir kokias saugumo garantijas JAV ir kitos vakarų sąjungininkės galės pasiūlyti Kijevui. Jis sakė, kad šias detalės reikės nustatyti taikos derybose. Yra daugybė formuluočių, konfiguracijų, bet mums rūpi, kad Ukraina turėtų suverenę nepriklausomybę. Čia vėlgi Amerikos viceprezidento žodžiai. Ketvirtadienį tas pats Heksetas, gynybos sekretorius, patikslino savo komentarus Briuselio žurnalistams, sakydamas, kad kokios nuolaidos bus daromas arba kokios nebus daromas priklausys nuo Donaldo Trumpo. Tai kokią išvadą galima padaryti po visų šitų įvykių? Pasaulis iš tikrųjų keičiasi. O ką tai mūsų politikai, apžvalgininkai, reaguoja į naujas realijas ar laikosi įsikibę senų? Deja. Štai toks Žygimantas Povilionis ketvirtadienį štai ką rašo. Sprendimus dėl narystės NATO JAV priima kongresas. Lyg tai kas nors šito nežinotų. Toliau jisai rašo, kad jis, Juozas Olekas, Laurynas Kasčiūnas vyks į Vašingtoną, o vėliau tiesiai į Vokietiją, kur susitiks su jau nauja krikdemiška vadovybė po rinkimų, jis jau žino, kaip baigsis rinkimai Vokietijoje. Kova už Ukrainos narystę NATO tęsiasi, ji niekada nebus baigta, tol kol šios vėliavos nenuleis Ukrainos draugai ir pati Ukraina. Ką sakė Petas Heksetas ir Donaldas Trumpas, tai mūsų žvygiui tiesiog nusispjaut. Ką rašo Gabrielius Landsbergis tinkle X buvusiam Twitteryje. Jokios narystės NATO, jokių karių vietoje skamba kaip Ukrainos palikimas likimo valiai. Delegatai skrenda į Müncheną nederėtis, o perduoti Zelenskiui blogas naujienas. Jei šis susitarimas pagimdys popieriaus lapą garantuojantį taiką, tai mes jį turėsim vadinti Münchenas 2. Ką reiškia jokių karių vietoj? Tai gal tegul Gabrielius savo sūnelius į frontą bando pasiųsti, jeigu pageidauja. O Dainius Žalimas, dabar jau reziduojantis Briuselį, rėžia kalbą Europos parlamente. Kelios citatos. Egzistuoja tik du būdai pasiekti ilgalaikę taikę, savigynos kare prieš agresiją – pergalė arba kapituliacija. Kas yra pergalė prieš Rusiją, jisai to pasakyti nesugebėjo. Toliau jis dar sako, tai, kas siūloma Ukrainai saugumo garantijų prasme, kol kas skamba kaip neįgyvendinama nesąmonė. Kodėl tebūnie atskiro komentaro tema? Taikos plano Trumpo proteguojamo niekas dar nematė ir jo kol kas dar jis nebuvo paskelbtas, tai iš kur jisai žino, kas yra siūloma Ukrainai. O ketvirtadienį ponas Žalimas jau kalė įrašą Facebook'e. Štai keli perliukai. Liūdna, kad teisės profesoriui reikia aiškinti tokius dalykus. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė turi suverenę teisę pasirinkti saugumo garantijas. Kas su tuo galėtų ginčytis? Kažin ar su tuo derėtų JAV įsipareigojimas užkirsti kelią Ukrainos narystei NATO. Tai dabar taip, kiekviena valstybė turi teisę pasirinkti, su kuo jai būt, bet šalis, kuri yra aljanso lyderė, kuri yra taip pat nešanti didžiausią piniginę naštą, jinai, neturi teisės pareikšti savo nuomonės, turbūt turi, ką Amerika ir padarė. Kita tezė.
JAV pasitraukimas iš saugumo garantijų Ukrainai sistemos reikš galutinį specialių įsipareigojimų pagal vis dar formaliai galiojantį ir Jungtinių tautų tarptautinių sutarčių registre įregistruotą 1994 metų Budapešto memorandumo atsisakymą. Na, prisimint Budapešto memorandumą, tai čia jau, šiuo metu yra visiškas nonsensas, nes taip, yra tas memorandumas, bet leisiu savo pacituot, kas jame sakom. 4 memorandumo straipsnis. Jungtinė karalystė ir Jungtinės Amerikos valstijos patvirtina savo įsipareigojimą siekti neatidėliotinų Jungtinių tautų saugumo tarybos veiksmų, kad būtų suteikta pagalba Ukrainai kaip valstybei, pasirašiusiai branduolinio ginklo neplatinimo sutartį ir neturinčiai branduolinio ginklo, jei Ukraina taptų agresijos auka ar agresijos su branduolinio ginklo panaudojimu grėsme objektų. Tai reiškia, ką reiškia? Tai reiškia, kad vienintelis įsipareigojimas, kurį turi vakarų sąjungininkai, cituoju, siekti neatidėliotinų Jungtinių tautų saugumo tarybos veiksmų Ukrainai padėti. Na, šie veiksmai susidurs su Rusijos veto, sąjungininkų įsipareigojimai yra pilnai atlikti. Taip, galima teigti, kad Ukraina buvo prigauta, kad jinai atsisakė savo brandalinių ginklų, bet, jos prezidentas, tuometinis prezidentas, pasirašė tą memorandumą ir jisai skamba taip, kaip aš pacitavau. Taip, kad ieškot kaltų vakaruose ir kaltint Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir Jungtines valstijas, kad jos nevykdo savo įsipareigojimų, yra daugiau negu kvaila. Geopolitika dėja yra kieta ir pragmatiška, o kartais netgi ciniška. Kiekviena šalis gina savo interesus. Taip, Ukraina šiandien kovoja ne tik už save, bet ir už visą vakarų pasaulį, siekdama sustabdyti Putino agresiją. Bet tiesa ir ta, kad Ukraina pirmiausia kovoja už savo pačios išlikimą. Vakarai tai puikiai supranta, todėl jie remia Ukrainą tiek, kiek būtina, kad ši nenutrauktų kovos, bet nedaugiau. Na, ir toliau vėlgi puolamas Jungtinių Amerikos valstijų administracija, čia mūsų vienas iš portalų, Delfi, išeina su tokia antraštė. Sąmokslo teorijų skleidėja Gabbard patvirtinta naująją JAV žvalgybos vadovė. Taip sakant, asmuo, kuris patvirtintas visų Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybų vadovų, tiesiog išvadinamas sąmokslo teorijų platintoju. Toliau dar gražiau. Gabbard sėkmė laikoma dar vienu galingu Trumpo geležinės įtakos savo partijai įrodymu po to, kai šis prastūmė keletą labiausiai ginčytų kandidatų į ministrų kabinetą šių laikų istorijoje. Prezidentas paskyrė gynybos sekretorių kaltinamas seksualinę prievartą. Generalinį prokurorą įtariamą nepilnametę seksualiniu išnaudojimu. Sveikatos apsaugos ministrą daug metų skleidusi dezinformaciją apie vakcinas. Na, čia Robertas Kennedys jaunesnysis. Ką duoda tokie apsižodžiavimai su aukščiausiais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais? Toliau toks Marius Laurinavičius. Trumpas dėja yra absoliutus blogis. Tiksli citata. Gabrielius Landsbergis ragina suspenduoti Vengrijos balsavimo teisę Europos Sąjungoje. Mėly ponai, gal tikrai laikas išmest senus paruoštukus? Nustokit jau, atsiprašau už išsireiškimą, ne tai kad spjaudyti, bet vemti į šulnį, iš kurio tuoj visiems reikės gerti. Na ir laidos pabaigai, malonų žiūrovai, pasakyčiau taip, desertas. Aš kai perskaičiau šitą informaciją ir susivedžiau skaičius, tikrinau kelis kartus, bet daugiau negu įdomus dalykas. Apie ką aš? Klausimas yra toks, kas Tėvynės sąjungai, Lietuvos krikščionim demokratam išrinko, o gal paskyrė naująjį pirmininką? Na, jūs dabar pasakysit, kad tu kvailas, tai buvo balsavimas patys Tėvynės sąjunga ir išsirinko. Bet ne. Štai keletas faktų. Sekmadienį baigėsi balsavimas Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko rinkimuose. Visoje Lietuvoje komisijoms suskaičiavus balsus Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko rinkimuose daugiausia balsų surinko Laurynas Kasčiūnas. 13 400 nelaimingus 88 balsus. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų centrinės rinkimų komisijos, šitie vaikinai nuo kuklumo tikrai nemirs.
pirmininko Liutauro Kazlavicko esame istoriškai pirmoji partija Lietuvoje, kuri pirmininką rinko tokiu atviru demokratiniu keliu. Na ir dalyvavo rinkimuose Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, gavo 2942 balsus, Seimo narys Anušauskas 392 balsus, Žygimantas Pavilionis 298 balsus, na ir toks Daivaras Rybakovas 59 balsus. Ir dabar dėmesio. Rinkimuose balsavo 7065 Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariai. 7000 partijos narių balsavo. Kasčiūnas gavo 13 000 balsų. Ir čia iš oficialaus Tėvynės sąjungos tinklapio 10 119 rėmėjų. Ta prasme, partijos pirmininką rinko ne partijos nariai. Na ir čia jau darosi įdomu, sakyčiau. Kitaip ir dar gražiau. Renkant partijos pirmininką, partijos narių buvo mažuma. Partijos narių buvo 7 000, 10 000 buvo, žmonių iš gatvės, pasakykim taip. Analizuokim toliau. Kasčiūnas gavo 13 488 balsus. Taigi, net jeigu visi partijos nariai, kurių buvo 7 000, išimtinai balsavo tik už Kasčiūną, tai net tuo atveju jis gavo net 6423 balsus, neaišku iš ko, iš žmonių iš gatvės. Bet sutikite, kad greičiausiai buvo atvirkščiai. Būtent Tėvynės sąjungos nariai balsavo už kitus kandidatus. Už Morkūnaitę 2900 ten su kapeikom balsų, Arvydą Anušauską, Pavilionį, Daivarą Rybakovą. Tuomet iš tikrųjų LKD narių Kasčiūnas gavo tik 3374 balsus. Jeigu atimam iš 7065, 3691. Primenu, kad Radvilė gavo 2942 balsus. Kodėl galime daryti tokią labai realią prielaidą, kad tie žmonės, kurie nėra Tėvynės sąjungos nariai, o visiškai pašaliniai, balsavo būtent už Kasčiūną. Štai buvusi tokia antifa veikėja, neminėsim jos vardo, kuri tyčiojosi iš Lietuvos himno, buvo ten net byla jai keliama, rašo dabar socialiniam tinkle. Arvydas Anušauskas partijos pirmininko rinkimuose surinko 392 balsus. Ir čia po to, kai 3 metus atsėdėjo ministerijoje. Radvilė irgi gavo ne kažką. Už Lauryną balsavo virš 13 000 žmonių. 10 000 balsų iš išorės, tai yra nepartinių. Bet taip reikia švęsti demokratiją. Aš dabar bandau įsivaizduoti, kokį dokumentą Tėvynės sąjunga pateiks registrų centrui registruodama naująjį pirmininką. Gal tos taip vadinamos centrinės rinkimų komisijos pirmininko pasirašytą protokolą, kad organizacijos vadovą rinko 7065 nariai ir 10 119 personų iš gatvės, atstovaujančių nežinia ką. Na čia taip galbūt sau leisiu ir savotiškai pajokauti. Na čia lygiai taip pat, kad, sakykim, nekaltų mergelių pensiono vadovė rinktų raudonųjų žibintų kvartalo merginos. Arba atvirkščiai. Raudonųjų žibintų kvartalo motinėlė rinktų, sakykim, katalikų vienuolės. Čia Tėvynės sąjungos mąstyme tas dalykas telpa. Bet yra juridinis klausimas. O kągi sako politinių organizacijų įstatymas? Taip dabar vadinasi politinių partijų įstatymas. Nauja redakcija. 6 straipsnis. Politinės organizacijos steigimo dokumentas. Politinės organizacijos įstatuose turi būti nurodyta. Politinės organizacijos vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija, laikotarpis, kuriam politinės organizacijos vadovas gali būti išrinktas. O ką sako Tėvynės sąjungos įstatai? Tėvynės sąjungos pirmininkas renkamas 4 metų kadenciją atviruose rinkimuose, kurie turi būti surengti tada ir tada, ir kuriuose balsuoti turi teisę visi Tėvynės sąjungos nariai ir kiti asmenys, ir čia jau dėmesio, įgyja teisę dalyvauti šiuose rinkimuose pagal Tėvynės sąjungos LKD tarybos patvirtintą tvarką. Įstatymas imperatyviai teigia, politinės organizacijos įstatuose turi būti nurodyta politinės organizacijos vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka. Įstatuose
Tėvynės sąjungos sakoma, kad pirmininkas renkamas 4 metų kadencijai, kuriuose balsuoti turi teisę, dalyvauti rinkimuose asmenys pagal tarybos patvirtintą tvarką. Akivaizdus prieštaravimas. Akivaizdus prieštaravimas šitos partijos įstatų politinių organizacijų įstatymą. Ir čia aš kreipiuosi į Teisingumo ministrą, Teisingumo ministeriją, prižiūri partijų veiklą. Na, sureaguokit, ponai, kas čia per jovalas? Ar gali nariai, nepriklausantis organizacijai, rinkti organizacijos vadovą? Šiaip aišku, čia jų problema, kad jie leidžia tokius dalykus, bet nesilaikyti įstatymų, manau, iš tikrųjų negalima. Kągi, tokia buvo šios savaitės apžvalga, malonų žiūrovai. Paspauskite mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo. Ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.